Hello everyone. Sveiki visi. We want to invite you to subscribe to our YouTube channel Norime pakviesti jūs prenumeruoti mūsų YouTube kanalą and to see our new uploads and encouraging messages, please press the notification button. ir norėdami pamatyti mūsų naujus įkėlimus ir padrasinančius pamokslus, prašau paspauskite pranešimo mygtuką. Steponas šiandien mūsų žinioje Apaštalų darbai 6 skyrius. Gal pradėsiu truputėlį iš toliau truputėlį. Apaštalų darbai prasideda jau, kada, kaip mes žinome, po Jėzus atėjo į šią žemę, atpirko žmoniją, numirė už mus, sumokėjo kainą, šventyklos uždanga plyšo, nebereikėjo jau tarnauti ten. Ir įstatymas, kaip pasakyti jums, įstatymas ne tai, kad jis prarado vertę, bet reikšmę gal. Jėzus iškėlė aukštesnius standartus. Mes esame virš įstatymo, bet tai nereiškia, kad mes nevykdom įstatymo. Ne, mes vykdome, čia žemėje mes gyvename, vykdom įstatymą, bet mes esame aukščiau įstatymo. Taigi, ir apaštalai su didžiulė jėga pradėjo skelbti Dievo žodį. Dievo žodžio tu negali skelbti iš savęs, kada tu kalbi, yra sunku labai. Norint, kad tai vyktų su Dievo jėga, mes turim prisipildyti šventosios dvasios. Turim prisipildyti, tada šventosios dvasios turime, tada ateina drąsa ir mes galime eiti ir skelbti Dievo žodį, prisipildę. Ir tada vyksta kažkas tai. Ateina jo jėga, patepa mus ir mes galime skelbti Dievo žodį ir vyksta ženklai ir stebuklai tada. Tai va, bet tuo metu religiniai veikėjai, valdžia visa kaip visada, jie priešinosi tam. Jie laikėsi įstatymo. Steponas pagal metraščius čia buvo užmuštas 31-33 metai maždaug taip, po Kristaus. Nu tai tie metai tokie, žinote, nėra daug dar, kad pakeisti žmonių mąstymą, kad pasikeistų, reikia laiko. O kada tu esi valdžioje, tu nenori kažką tai keisti. Iš vis mūsų žmogiška natūra yra tokia, kad mes sunkus pasiduoti naujovėms, sunkus pasiduoti kažkam tai, kad ir paimkime bažnyčią pavyzdžiui, ne? Jeigu būtų toks tarnavimas be šlovintojų, mes šlovintume be muzikos, tiesiog šlovintume. Nu, mums keistai atrodytų, ne? Nu, čia tik vienas iš dalykų, tik taip. Yra tekę girdėti taip ir dalyvauti taip, kada atvažiavęs pamokslininkas taip darė būtent. Kažkaip keistai, kažkaip tai, nu ne taip, kaip mums įprasta, rodos nevyksta viskas, kaip turi būti. Kažkaip tai čia kitaip. Nu, va taip yra, mūsų prigimtis tokia, mes gerai, paminėsiu vėliau tenais tos dalykus. Tai va. Ir aišku, žmonės ir apaštalai tai turėjo pasipriešinimą didelį, bet kada, kaip sakiau, jie prisipildė šventos dvasios, drąsos, jėgos jo, tai jie ėjo drąsiai ir skelbė Dievo žodį ir jiems niekas negalėjo sutrukdyti. Gerai, tada galbūt paskaitysiu 6 skyrių truputėlį, kad aiškiau būtų. Tomis dienomis mokinių skaičiui augant tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, nes kasdienėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių surinkimą ir tarė: nedera mums palikus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, išsirinkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, kupinus šventosios dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnavimui.
Šis pasiūlymas patiko visam surinkimui ir jie išsirinko Steponą vyrą, pilną tikėjimo ir šventos dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, tik ir čia nežinau, kaip čia eina teisingai, Parmeną ir Mikalojų prozelitą iš Antiokijos. Prozelitas tai čia yra pagonis, priėmęs judaizmą, prozelitas vadinasi, kas nežinot. Juos pastatė prieš apaštalus, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje smarkiai augo ir didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Steponas buvo pilnas tikėjimo ir jėgos, darė žmonėse didžių stebuklų ir ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš Kireniečių, Aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir ėmė ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Čia mes tą skyrių tik tai skaitysim. Tada jie papirko keletą vyrų, kad jie sakytų, mes girdėjome jį piktžodžiaujant Mozei ir Dievui. Taip jie sukurstė minę, vyresniuosius bei rašto žinovus, užpuolė sučiupo jį ir nusivedė į Sinedrioną. Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Mes girdėjome įsakant, kad Jėzus iš Nazareto išgriaus šią vietą ir pakeis Mozės perduotus mums papročius. Visi sėdintys Sinedrione įsmeigė į jį akis ir matė jo veidą, tarytum angelo veidą. Tai va tokia pradžia apie Steponą. Stepono vardas reiškia karūną. Karūna yra ten išplėstiniai variantai visokie, dar ten vainikas, ten taip toliau, bet pagrindinė esmė tokia, ten aš paminėsiu po to tiksliai, kur tai buvo rasta ir kaip ten. Steponas buvo archidiakonas, jis buvo vyriausias iš visų šitų 7. Jo vardas kaip ir graikiškas, sako, kad graikų kalbos. Bet ar jis pats buvo žydas, ar jis buvo iš Abraomo palikuonių, ar jis buvo tik tai vėliau priimtas, ar augo svetimšalių šeimoje, ar buvo priimtas po to į tą šeimą, yra neaišku. Nerandu aš to atsakymo. Ir metraščiai taip pat rašo, neaišku vis dėlto. Bet jo vardas yra iš graikų kalbos, graikiškas. Lygiai taip pat kaip tie kiti vyrai, kurie buvo, taip pat paminėsiu priežastį, kodėl taip jie buvo graikiškais vardais. Dvasinis klimatas, mes kaip matome, buvo tik prasidėjus, atėjus Jėzui, dar buvo religinis klimatas, dar, taip sakoma, žmonės tikėjo, žiūrėjo į įstatymą ir jų mąstysena dar nebuvo pasisukusi į tai, ką skelbė apaštalai. Nors jie, aišku, skelbė jau su didžiulė jėga ir kalbėjo visą tai, tačiau, kaip sakiau, vyresnybė, jie buvo prieš nusistatę. O vyresnybė, žinote, kaip pasakius, žiūrėkit, kaip pas mus yra, įdiktuoja tas sąlygas, nori diktuoti žmonėms, ne, sąlygas. Žmonės nesutinka, ar sutinka, žinote, įvairių ten nuomonių yra, bet vyresnybė stengiasi, valdžia stengiasi įtikinti žmonės, kodėl jie daro taip ar anaip, suprantate. Ir aišku, jų protose netilpo tas supratimas, ką kalbėjo apaštalai, ką kalbėjo Steponas. Ir jiems tai kėlė nerimą, kėlė įtūžį, kaip čia dabar taip. Taigi, Jėzus netiesiogiai pranašavo apie Steponą, netiesiogiai pranašavo, kad ir jie bus užmėtyti akmenimis, kurie skelbs Dievo žodį. Ir aš noriu jums Dievo rašto vietą pasakyti, Jono 15:18. Jėzus pasakė, kad pasaulis manęs nekenčia, esmė tokia, nekęs ir jūsų. Taip sakom, jis netiesiogiai kalbėjo, kad bus ir jums lygiai taip pat ir užmėtys. Jėzų norėjo užmėtyti 2 kartus
akmenimis jau bandė jį užmėtyti. 8 skyrius, 59 eilutė, kas rašo, ir Jono 10:31. Bet, aišku, dar nebuvo atėjęs laikas Jėzui. Taip, ir dabar taip. Tokia tvarka buvo pas romėnus, kad užmušti žmogų, jiems reikėjo Romos valdytojo sutikimo. Jie negalėjo šiaip sau, žinote, užmušti žmogaus. Bet jie naudojosi pagal įstatymo, pagal Senojo testamento knygą, kunigų 24:10. 10:23. Ten yra kalbama apie berniuką, kuris ten vienos šeimos žydų. Jis piktžodžiavo prieš Dievą. Nenoriu skaityti dabar tos vietos. Ir kas piktžodžiauja prieš Dievą, tą išvesti ir užmušti akmenimis. Tai va, žydai naudojasi būtent religiniai veikėjai šitą vietą, kas kalba prieš šitą vietą, o ką jis kalbėjo. Mes girdėjome jį sakant, Jėzus iš Nazareto išgriaus šią vietą ir pakeis Mozės perduotus mums papročius. Čia viena vieta buvo, aukščiau truputėlį, taip, 13 eilutė, 6. Ten jis pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Tai vat, kas jiems buvo svarbiausia. Įstatymas buvo svarbu ir papročiai. Papročiai, žinote, kaip yra papročiai. Mes įpratę kažką tai daryti, ne? Ir tie papročiai mus priveda prie įpročių. Mes įprantame tai daryti, ne? O įprotis, po to jau mes ir gyvenam taip. Ne? Ir kada kažkas tai keičiamasi pas mus, ne? Mes jau prieštaravome, mes pykstame kitą kartą. Ką iš čia tiesiai sujaukė mūsų tvarką visą, ne? Ne tik bažnyčioje, galbūt taip, kažkur tai kitur darbe, ar namuose galbūt, žinote. Jau čia tos papročius atėjo kažkoks Stepanas čia ir, suprantat, jiems tas buvo įdomu, jiems visai neįdomu buvo, kas ten skelbė jis, ne? Jiems tai, kas buvo ten, Mozė, mes įpratėm prie Mozės. Šventa vieta, ką iš čia kalba, prieš įstatymą kalba, nesąmonė, nuimti jį. Tai va. Taip, paminėsiu dar tokią vietą. Stepano vardas, paskiau, karūna reiškia, graikiškas vardas. Tačiau kunigas Lukijanas ir jo palaikų atradimo istorijoje ir Bazilijus, vardas čia yra, Bazilijus iš Seleukijos, Antiochijos miestas, mus informuoja, kad ant jo antkapio Kafragamaloje, čia miestas tikriausiai, buvo išgraviruotas Helielio vardas. Helielio vardas. Šiuolaikiniai hebrajų kalboje reiškiantis karūną. Patvirtina mus tai, ką mes skaitome. Taip. O 6 vyrų vardai taip pat buvo, manoma, kad tai buvo graikiški. Graikų kalbos. Kodėl? Žydai dažnai keisdavo vardus tuo laiku. Priežastis kokia buvo? Kad jie pakeisdavo vardus, todėl kad į panašios reikšmės graikiškus žodžius, nes kalbėdami su graikais ir romėnais, jų rytietiškai vardais jiems skambėjo grubiai ir buvo sunku juos ištarti. Aš prisiminiau tokį atvejį, kada Vilniuje gyvenau ir draugavau su žydu vienu. Jo vardas buvo Igoris. Nežydiškas vardas, ne? Ir jo tėvai ten, neatsimenu jo, ten nedraugavau su tėvais, ten su jo tik tai, pagal amžimas. Ir žydai, jie gudrus. Jie, pavyzdžiui, gyvena Lietuvoje, lietuviškus vardus paimdavo, lietuvių kalbą išmokdavo, darbus gerus turėdavo, viską. Tai yra, jie prisitaikydavo, tik tai kur kokioje aplinkoje gyvendavo, jie prisitaikydavo prie tos aplinkos, kad susitapatint, kad būtų viena dalim tos tautos. Ir aš prisiminiau, kad čia, taip sakoma, tiesa, pilna galimybė, kad jie taip galėjo daryti ir tai buvo. Gerai, toliau pažiūrėkime, kas čia toliau buvo. Dabar kas jam prieštaro Stepanui? Stepanui pasipriešino, žiūrėkite,
9 eilutė. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos. Iš libertinų, gerai. Libertinai tai žydai, kurie po sukilimo prieš Pompėjo valdžią, tai buvo 63-61 metai prieš Kristų, buvo išsiųsti į Romą. Vėliau atgavę laisvę, jie sugrįžo ir jie įkūrė savo sinagogas. Libertinai buvo tokie, jie Izraelyje gyveno, labai daug gyveno Izraelyje, įvairių tautų žmonės gyveno, aš paskaitysiu čia tą vietą. 2 skyrius, 5 eilutė. Jeruzalėje gyveno žydų ir dievobaimingų žmonių iš visų tautų po dangumi. Kiek tautų buvo po dangumi, ten gyveno Jeruzalėje. Įvairių tautų. Ten po to žemiau yra, kada jie pradėjo kalbėti kitom kalbom, čia jau rašo. Čia pirštų neužtenka, kiek čia tų tautų visų buvo, daug tautų. Tai vieni iš jų tokie jie buvo. Ir atgavę laisvę grįžo į Jeruzalę ir kūrė savo sinagogas. Kireniečiai taip pat buvo. Noriu apšviesti, kas buvo aplinkui ir kokia tai padėtis buvo, kad suvokti ir suprasti. Libertinų sinagogos, iš kireniečių buvo, Kirėnė. Graikijos miestas Kirėnė, senovės graikų hedonizmo krypties filosofijos mokykla, plėtojusi Sokrato principus. Nieko bendro, matot, nėra čia su krikščionybė, jie gyveno savo gyvenimą, jie mokėsi savo Sokrato principų ir jie ten gyveno, jie turėjo savo irgi tikriausiai sinagogas ir jie išstojo prieš Steponą su savo supratimu, suprantate, su savo mąstymu, savo žiniom, tai ką turėjo, jis čia kalba prieš jiems, suprantate. Tai tiek. Pats Steponas, noriu ką pažymėti, pats Steponas buvo artimoj draugystėj su Pauliaus mokytoju Gamalieliu. Ir mes tai matome iš 7 skyriaus viso. Visas 7 skyrius jis kalba nuo pat pradžios, nuo Abraomo ir iki kur jis čia kalba, iki jau kai gavo įstatymą, jau jie čia, Saliamonas, jo paskutinis čia matau. Jis išdėsto smulkiai viską, pradėdamas ir matyti, kad jis pažinojo raštą gerai. Gamalielis, Paulius išmokytas tengi buvo. Steponą vadino mažuoju pastoriumi dėl jo didelės meilės Dievo žodžiui. Ir aišku, jis žinodamas raštą, jis galėjo kalbėti žmonėms, ne? Kitą kartą mes irgi, aš pamenu, kalėjime buvome ir kažkom ten buvom su sesė viena, nesvarbus kokia. Ir vyrukas vienas pradėjo dėstyti iš Biblijos tenais, bet nesąmonė pradėjo dėstyti, Biblijoje nėra to parašyta, bet jis kažkurios ten momentus tokius žino, kažkur skaitęs ten, mokėsis pasirodęs ten katalikų bendruomeniai ir ten visi nutylo ir aš klausausi, ką jis kalba. Po to žiūriu, kad jau pro šalį kalba. Nėra to Biblijai. Aš galvoju, reikia stabdyti, nes kitaip šitie patikės, ką jis kalba. Aš turiu užprotestuoti. Ir po to ta sesė man sako, tu matai, kiek jis daug žino, sako, kaip visi čia klausėsi jo. Ir yra pavojus, kada tikrai tu nežinai rašto, negali nieko atsakyti. Gali paprieštarauti, o ką pasakyti prieš? Turi pasakyti kažką tai prieš, turi žinot raštą, ant kiek žinai, ant tiek, bet pagrindinius, pamatinius dalykus tu turi žinoti, ne? O Steponas istoriją žinojo, visą nuo pradžios pradėjo dėstyti ir jiems, aišku, pikta pasidarė. Ir kada jie kaltino jį būtent įstatymu, kaip aš skaičiau, ne? Šitas žmogus nesiaulė kalbės prieš šventąją vietą ir įstatymą. Tai jis po to jiems pasakė, 7 skyrius, 53 eilutė. Jūs, kurie gavote įstatymą, paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte.
Jie patys įkaltino įstatymą, o kada jis jam pasakė, taigi jūs nesilaikėte įstatymo, tai ko jūs norite? Nu, mane kaltinate, o patys nesilaikote. Tie žodžiai jam draskė širdį, grieždant jo dantimis. Nu ir čia toliau buvo užmuštas jis. Nes ką daryti, matote, kada velnias negali tiesiai įrodyti tau tiesos, ne, jis eina aplinkui, tada jis paima melagingus liudytojus pastatė. Kad apšmeižti jį. Tada jie papirko keletą vyrų, kad jie sakytų, mes girdėjom jį pikžodžiaujant Mozei ir Dievui. Tenka papirkti kažką, tai apeiti aplinkui. Velnias bando visaip įlysti, sumeluoti, kad tik sugniuždyti, kad tik tai sumenkinti visą tai, bet tiesa yra tiesa. Niekaip tu neuždarysi tiesos. Taigi, mes žinome, kad apaštalai visi buvo nukankinti. Kas strėlę užmuštas, kas nukryžiuotas, kas odą lūpo ten vienam, ten skaičiau, aš naktį skaičiau, miegot negalėjau paskui. Baisu buvo. Bet jie visi mirė, kaip pasakyti jum, jie mirė už Kristų ir aš pagalvoju kitą kartą, žmogiškai taip labai sunku vis dėlto, kada tu mąstai ir galvoji apie tai, ir tu galvoji apie save, o kaip man čia bus, o kaip aš čia, taip nors ramiai numirti, nesinori, žinote, kančios kentėti, grinai žmogiškai taip mes mąstom, suprantat? No. Bet aš suprantu, jeigu aš bijosiu, tai kalbos nėra, aš tada darysiu viską, kad man slėptis ar dar kažką daryti. Bet vis dėlto meilėje, Dievo meilėje nėra baimės. Aišku, tai gali skambėti kaip tokie, mes žinom tas raso vietas, mes galim cituoti ir savo, ir kitam galim pacituoti. Nu, bet kada tu artinėsi link Dievo, kada tu trokšti jo, kada tu prašai, kad jis tave apšviestų, kad išimtų, kas nereikalinga, kad pripildytų tave meilę, tikėjimu. Ir tai ateina tada, tai ateina. Aišku, viskas pasimatys būtent toj situacijoje, kada atsidursime akis į akį su priešu, kaip mes kalbėsime. Sutikite, tai reikia drąsos, vis dėlto kaip Stepanas elgėsi. Kodėl jis drąsos turėjo? Čia tokia vieta turiu vieną. 4 skyrius apaštalų, čia visas darbai, 4:31 eilutė. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta. Visi prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Dievo žodį. Nu reikia mums šventosios dvasios, ne, mes iš savęs ne kaži ką galim išspausti. Ne, gal vieną kitą kartą, bet ne visą laiką. Mums reikia prisipildyti šventąją dvasią. Aš daug kartų esu girdėjęs ir kalbėjęs su žmonėm. Sako, aš paprastas žmogus, bet kada aš prisipildau, kai ateina Dievo dvasia, vau, sako, aš nepažįstu savęs, aš kitoks visiškai pasidarau. Kaip čia, tą kalbėjau, sako, vau, Dievo dvasia įgalina mus kalbėti drąsiai, nebijoti. Amen. Ir kitoj vietoj čia apie drąsą mačiau irgi čia yra. Drąsiai, apaštalai drąsiai ėjo ir skelbė Dievo žodį. Haleliuja. Gerai. Pažiūrėkim toliau, kas čia pas mus eina. Tai va toks pirmas mūsų pamąstymas, būtent. Stepanas turėjo drąsą. Ko mums reikia, kad mes būtume drąsūs? Aš pagalvojau, žinote, pamenu, skaičiau šitą. Mes gyvename dabar tokių malonės laikų, nėra, kaip čia lietuviškai,
ganėnėje, persekiojimų. Nėra persekiojimų, nieks mūsų nepersekioja. Laisvai Biblijas turim. Va. Ir už tai galbūt mes truputėlį gal apsnūdę esam, ne? Vis tiek įtakoja tas mums ramus gyvenimas toks, ateinam į bažnyčią, nėra tų iššūkių vis tiek. Nu, čia prisimenu, vieną pastorių uždarė, kažkur jis ten važiavo, uždarė jį, palaikė ten kažkiek, tai kokį triukšmą jis pakėlė. Nesakysiu vardų, nesvarbu. Nu, triukšmą, advokatą man duokit, teisių reikalaut. Kokios teisės pas mus yra? Nu, kokios teisės pas juos buvo? Nu, kokios teisės? Jokių teisių nebuvo. Nu, Dievas buvo. Viskas, nu. Tikėjau Dievu. Mirti tai mirti, nu. Nu. Tai va. Ir drąsa reikalinga mums, nori, nenori. Aš pamenu, buvau kitoj bažnyčiai, kalbėjau apie namų grupę, vedžiau irgi, ir kalbėjau apie mirtį. Tai manęs nesuprato. Manęs nesuprato, žiūrėjo mane. Ką tu čia mirti ruošies, kodėl tu mums čia pasakoji? Nežinau, sakau, ką žinau. Nu, taip rašte rašo, kad mes turim galvoti apie tai. Ne tai, kad numirti, bet ir iš vis kaip Dievas galvoja apie mirtį. Juk tai perėjimas tik perėjimas. Mūsų į kitą dimensiją, visiškai kitą, į dievišką dimensiją. Nes aš pats galvoju, kaip Dievo vyrai, dideli Dievo vyrai, kodėl jie neišeina paprastai, kodėl pas vieną vėžys, kitam avarija įvyko, o kiek žinau, trečiam ten vėl kažkas tai. Dievas pasiema įvairiausiais būdais, kaip jis pasiema, čia jo prerogatyva. Mes nežinome, bet jis pasiema kažkodėl, mes galim galvoti įvairiai, bet yra kaip yra. Tai va, drąsa, mums reikalinga drąsa. Net paprasčiausi dalykai, pavyzdžiui, išeiti ir kažką pasakyti prie žmonės. Reikia žmonėms drąsos, kurie nebuvote išėję, išeikite. Reikia drąsos. Ar namų grupėje nors, ar maldos metu kažką reikia pasakyti. Po truputėlį ten, suprantu, nu. Ir taip mes perlipam per save tada. Aš pats kitą kartą pasižiūriu žmogų, kai evangelizuoju. Nežinau, nepriims šitas. Kažkaip vis ne pagal mane atrodo, kitaip kažkaip rodos. Kažkas stabdo viduje, žinote, žiūri išorę aišku, o kitą kartą pasakai jam, wow, o aš nenorėjau jam pasakyti, o taip žiūriu gerai priima, taip su juo lengva kalbėti. Nu, reiktų klausytis vidaus gal daugiau. Reikia kažkur išsilaisvinti galbūt, žinote dar. Nu, tai va. Antras punktas. Tiesa svarbiau už gyvybę. Nežiūrint nieko. Kalbėti tiesą, kad ir kiek man bekainuotų. Draugai gali išeiti iš manęs, mes galim atsiskirti, nes tiesa, pamenu, labai gerą pamokslą buvo čia, mokymas buvo pastoriaus mūsų apie tiesą. Tiesa atskiria, padaro linijas iš karto tarp žmonių, ne? Tiesa parodo iš karto, kuom kvėpuojame iš karto. Ir va ta tiesa ir net aukščiau viso šito. Tiesa yra svarbiau, net jeigu ir mane užmuš, net jeigu mane uždarys į kalėjimą ar dar ką, tiesa yra aukščiau už visko, mes šito turim laikytis. Kitą kartą sužaidžia kažkas, tai taip, apeini. Vat būna situacijos, tiesa svarbiau yra vis dėlto. Ir kai tu taip stovi, Dievas taigi yra tiesa, mūsų viešpats tiesa, ne? Ir mes einame į tai, gal iš karto neišeina, nesigauna mums taip. Bet vėliau po truputėlį mes augam tame. Eiti prieš srovę, prieš sistemą. Lieki vienas tu ir Dievas. Mat ir čia
čia pasireiškia viskas, kada tu lieki vienas. Aš prisimenu, iš pasaulio gal paimsiu pavyzdį gerai, labai tokie stiprus man pavyzdžiai. Rusijoje yra toks Nemcovas, lyderis buvo tautos, jį užmušė Putinas, kitų rankomis aišku. Sako, žinau, kad aš numirsiu, jis nori mane užmušti. Jis buvo vyriausybė, jis labai gerai pažinojo tos principus visus tenais valstybės, žinojo patį prezidentą Putiną. Ir jis tiesiai rėždavo, ką jis daro, kiek ten jachtų turi, kiek vilų ir taip toliau. Labai išmintingas dėdas buvo, vyrukas. Ir tikrai jis galėjo būti prezidentu, bet tai va yra. Ir aš pagalvoju, kaip jis žino, kad jį užmuš anksčiau ir vėliau. Ir vis tiek jis kalba tiesą jam, tai čia pasaulyje. Arba Navalnas va dabar irgi jį nuėmė, irgi uždarė ten, palaikė ir viskas. Jis žinojo, kad jį nuims čia, užmuš. Ne, iš Vokietijos grįžo, atvažiavo čia, iškart suėmė, byla jam, viskas. Aš tai pagalvoju, tai mes, kada žinome, kur mes einame į dangų, kad mes nemirsime, tik tai kūnas mūsų. Ir va čia tokie mes susidurame su rimtais dalykais tokiais mūsų. Kaip jie, galvoju. Pasikėjai, ten buvo štabų savo, jie turėjo savo grupę, komandą, kas nespėjo į užsienį išvažiuoti, suėmė, uždarė. Straipsnius prirašė, viskas, kiti įsilakstė. O čia kaip mes. Suprantate? Vau. Yra ką pagalvoti mums tikrai. O gal ši istorija mums rodo, kad turėtume pakilti ir pradėti kalbėti žmonėms apie Kristų, kol nėra persekiojimų. O jeigu jie prasidės, ar mes eisime? Nes raštas, dabar nežinau rašto vietos tos, kada ateis suspaudimai, ne? Sako, jūs tada pakelkite galvas, Evangelijose rodos. Dabar matėme, žinote, jūs pakelkite galvas, tada sako. Mes tada būsime atsakymas tiem, kurie ieškos kažko, tai įsigelbėjimo ieškos. Mesgi būsim atsakymas jiems. Mes turėsim jiem kalbėti tada. Ar mes slėpsimės? Suprantat kaip? Taip. Ir Stepono pavyzdys labai aiškiai parodo. Aišku, jis jau matė, apaštalai judėjo jėgoje. Bet čia pavyzdys Stepono mes dabar nagrinėjom būtent. Matome, ant kiek jis buvo drąsus, kalbėjo tiesos žodį, nebijojo. Ir aš susimastau, kaip aš darysiu. Man reikia dabar stengtis, dabar temptis, dabar kalbėti Dievo žodį, kas bebūtų. Priims, nepriims, visko būdavo. Aš jau ne pirmus metus evangelizuoju, miestą evangelizuodavome, puldavo muštis. Bet aišku, jau užgesini, gerai, viskas tvarkoja ir nueini. Tai dabar laisvė. Jeigu sumuš, gali šaukt policiją, jeigu nori, apgins tave čia. Ar neapgins, nežinau. Va tai va. Bet kai pasižiūri kitose valstybėse, Kinijoje, saulėgrąžų pasipila ten, pogrindžioj bažnyčiosgi ten, saulėgrąžų, sako, pasipila ant stalo, valgo ir meldžiasi jie ten. Kur ten žodžio laisvė, ten nėra net ką kalbėti apie tai mums ten. Švis. Nežinau, tokia nenoriu liūdna gaida baigti. Noriu pasakyti, kad Dievas už mus. Dievas už mus jis yra. Jis nepaliks mūsų.
Ir kitoj ten vietoje yra, skaičiau, jeigu mes juo pasitikėsime ir darysim, ką jis prašo iš mūsų, ne, jis apsaugos mus, kad mes išvengtume. Mato 24 liktai. Tai jis mus apsaugos nuo to, apsaugos nuo išbandymų. Ką apsaugos, ką neapsaugos, aš nežinau, ne Dievas. Bet esmė tokia. Mes tik jame galime kažką padaryti, tik jame galime įgauti drąsos, tik juo galim pasitikėti, prisipildyti jo meilės. Meilė yra jėga vis dėlto. Aš to nesupratau anksčiau. Baikit, kokia čia meilė jėga. Meilė didesnė jėga už visas kitas jėgas. Dievas yra meilė. Bet kol tu to neturi, tau skamba kaip tušti žodžiai.